Pradėjusi veiklą prieš 14 metų, Anykščių kredito unija išaugo nuo 60 iki 3,5 tūkstančio narių. Pasak jos vadovės, kadangi buvo augama palengva, neskubant, buvo įgytas visų anykštėnų pasitikėjimas ir išvengta netikėtumų. Anykščių kredito unija savo narių pasitikėjimu įsitikino tada, kai keletas unijų bankrutavo. Ne vienas nesuabejojo ir nesuskubo atsiimti savo pajaus ir bėgti į komercinį banką. Atėjote į kredito uniją bendruomenės kažkokių reikalų tvarkyti, ar ne? Kokie ryšiai, kokie reikalai jūs sieja jūsų bendruomenė su Anykščių kredito unija? Oi, tai, kaip sakyti, mūsųgi bankas čia visas. Visi ryšiai, visi bankinės operacijos tik čia. O ar daug projektų bendruomenė yra įgyvendinusi, naudodamasi kredito unijos pagalba? Visai šitais operacijom, tai taip, visi projektai per čia eina. Ir dabar va porą turim. Kokie dabar projektai veikloje? Kraštotininko Jurkšto sodybos atnaujinimas dabar laimėjom 157 tūkstančius. Ir Germanavičių paminėjimas buvo tų režisierių. Tai savivaldybė čia parėmė 500 litų. Tai va, visus išrašus tokius reikia vis tiek atsiskaityti. Tai va, tos visus darom ir dabar dar vieną ruošiams projektą teikti. Ar paprasta tvarkyti finansinius reikalus su kredito unija? Taigi paprasčiau nėra, tai nenumeti ir viską sutvarka. Tai net ir darbo mažiau. Jeigu neužmiršti, ačiū pasakai, palinki geros dienos. Paprasta viskas labai. Ir savo, ir bendruomenės. Tai atsinešu visą papkę, pakloju, pasirašinėjau. Bendruomenės pirmininkas ne tik tai bendruomenės, bet ir savo šeimos asmeninius finansus tvarko kredito unijoje. Na, o jūs kaip ūkininkas, kada pradėjote draugauti su šia įstaiga? 2002 metais, kaip įkūrėm ūkį, tai taip ir pradėjom praktiškai nuo čia, nes trūko iškart kaip ir tų apyvartinių lėšų, tai čia buvo toks, kaip ir jungėsi unijos tuo laiku, biškai anksčiau jos susikūrė, bet tuo metu, kaip jau labai smarkiai pirmą paskolą, kada ėmėm, tai labai smarkiai mus ten tikrino, žiūrėjo viską, bet paskui viskas gerai, kažkaip pavyko, tai vat ir draugaujam, ir dabar jau tos paskolos didelės išaugo, bet draugaujam taip. O kas jums rekomendavo tapti kredito unijos nariu, įstoti į šitą kooperatinę bendrovę? Tai mes tos pačios bendruomenės ir nariai, ir mūsų vadovė, kredito unijos vadovė iš mūsų krašto irgi, tai taip bendruomenės pirmininkas pasiūlė man, kad sako, gal tu žemės čia, gal pastatą kokį nupirksi, nes viskas tuo laiku buvo greunama. Bet tas pasitikėjimas iš kur ateina? Manau, kad atėjo jis augant mūsų ūkiui, augant ir kredito unijai kartu ir pradėjom nuo labai nedidelių tų sumų, dabar jau čia tos sumos kaip ir nemažos, nes pasikeitė tas biškelį gyvenimas ir taip laikui bėgant, taip susidraugavom, kad dabar atrodo kaip bendruomenės pirmininkas sakė, kad kitą kartą numeti popierius ir sutvarko, patarė tau. Kolegų ūkininkų kredito unijos narių daug turite? Taip, be abejo, nes įmant paskolą, tai mes vieni kitiem laiduojam, tai praktiškai čia toks kaip ir savas bankelis, tai agituoja iš kitų bankų, kad kažką irgi imti, nes mato tikriausiai, kad mes kol kas mokus esam, bet čia visi kažkaip čia mes sukamės. Tai. Kiek yra svarbu unijos veiklai, kad jos valdyme dalyvauja būtent jos nariai? Labai svarbu toks dalyvavimas. Šiemet pirmą kartą per visuotinį narių susirinkimą patyrėm tokį didelį džiaugsmą, atvyko 100 narių, ko iki šioliai nebuvo. Aišku, gal ir mes įdėjom daug pastangų, bet svarbiausia, kad mūsų nariai dalyvavo ir per valdymą. Paskolų komiteto pirmininkas ir dar 3 nariai, iš viso iš 5 4 ūkininkai yra, valdyboje 3 ūkininkai, tik stebėtojus turime iš DNB banko darbuotojus. Tai bent jau tikimės, kad jų, ta prasme, jau ir veikla trupučiuką kitoniška stebėti mus. Saugiau, kaip patys žmonės prižiūri kredito unijos veiklą? Jeigu jie iš tikrųjų giliai suprastų, kad jie iš ties yra šeimininkai ir mes labai dažnai sakom, kai įsigyja pajų, kad jūs turite, kad ir šito buto po vieną plytą. Bet jiems turbūt labai sunku suvokti, jie ateina, pasiklausia, dažnam rūpi palūkanos mokamos, o, sakykime, įsijausti į tai, kaip paskolų gavėjas
moka. Jie labai dažnai neklausia, bet susirinkimo metu šįmet, kai pamatėm, kad iš ties tai yra visiems svarbu. Mūsų paslaugom naudojasi visi nariai. Vieni neša indėlius, kiti skolinasi, treti apskritai ateina tik tai mokesčių susimokėti. Tai kaip mes sakom, mūsų narių sutelktos lėšos naudojamos ūkiniam ir socialiniam reikmėm. Kas liečia socialinės reikmės, tai mes remiam daug renginių, remiam bendruomenių renginius, šįmet rėmėm Bėdų turguje, dalyvavom visą vieną Anykštėnę, iš tiesų tai tokie socialiniai dalykai, o šiaip ir pačios bendruomenės gauna paskolas ir daugiausia tai garantijas, kadangi jom labiausiai šitas reikalingas. Alvydą Jurkėną radome besidarbuojantį ūkyje. Vienas laukas ruošiamas sėjai, soduose jau pirmieji pavasario darbai padaryti. Dirbam, visas dienas dirbam, dabar sėjam, nusipurškiam sodus prieš kenkėjus, prieš ligas, o paskui sodinsim bulves. Alvydas, kaip ir jo kolega ūkininkas Algis Bukauskas, yra Anykščių kredito unijos narys. Daug metų, nuo pradžių. Jeigu tai pagal sąskaitos numeriuką pasižiūrės, tai buvau 66 narys. Tai ir dabar jau turbūt apie 13 ar 14 metų jau būtent dirbu tik su ta įmonė. Tai turbūt tenka ir investiciniams projektams kreditų ar paramos pagalbos tiesiog prašyti, ar ne? Taip, būtent iš unijos rimdavau visus kreditus, tą pagalbą būtent iš jų gaudavau. O ar yra tekę prisidėti prie pačios unijos valdymo, sakykime, į tą vidinę virtuvę įsijungti? Taip, teko. Reikėjo. Ką darėte, kokias galbūt pareigas ėjote? Taip, einu pareigas, esu paskolų komiteto pirmininkas. Dabar nebežinau, jau tiksliai kiek metų, jau turbūt 3., 4. kadencija gal kažkur. Paskolų komitetas yra vienas iš tų, sakykime, kooperatyvo nariams svarbiausių komitetų, kur jie gali gauti paramą, finansinę paramą, kai jiems jos prireikia. Į ką atsižvelgite svarstydami paraiškas, prašymus įsiduoti kreditą? Atsižvelgiam pagrindę tai į žmogų. Kam ta parama bus skirta? Ar tas žmogus tikrai rimtai žiūri būtent į tą paramą, kokią jis gauna, ar jis tikrai yra pajėgus, būtent nusipirkęs tą techniką, bus pajėgus grąžinti. Dauguma kredito unijos narių yra pažįstami, todėl nesunku pasiklausinėti, įsitikinti patikimumo. Kodėl ūkininkai susibūrė į kredito unijas visoje Lietuvoje? Tai yra praktiškai vos ne visų kaimiškų kredito unijų pagrindas ūkininkai. Kaip pasakyti, unija vis tiek yra kooperatyvas. Vis tiek mes nešam savo pajus į ją, mes esam dalininkai tos unijos, tai mes jau kažkokie turim tą, kaip pasakyti, jau mūsų savas bankelis. Jau tam tikrą atsakomybę jaučiate už tai, kas ten vyksta, ar ne? Taip, jau mes jaučiam atsakomybę. Ir kitas dalykas, vis tiek yra tas, ta kredito unija, tai ateini kaip į tokią, nežinau, į savo įstaigą. Arba kai savo namus ten. Ir atmosfera visai kitokia, ten nėra pavardžių, ten viskas vardais, vieni kitus vadinam ir ten, aš nežinau. Vienu žodžiu, labai gera atmosfera iš tikrųjų yra. Ir matyt, tas įtakoja, kad žmonės būtent būrėsi būtent į tą kredito uniją. Ūkininko manymu, kredito unija yra lygiavertis ūkininko finansinis partneris, kaip ir komercinis bankas. O privalumas tas, kad įstojęs į uniją ir pats esi jos valdytojas, o banke tik naudingas arba nenaudingas klientas.